turėsime eilę puikių pranešėjų. Aš pats jų visų labai laukiu, bet noriu išskirti turbūt keletą jų, tai Mo Godat, buvęs Google X vadovas, kuris kalbės apie nevaldomo dirbtinio intelekto pavojus, profesorius Olivier Sibony, kuris sako, kad ir koks geras vadovas bebūtų, jisai nuolatos priima neteisingus sprendimus, Gianpiero Petriglieri, kuris sako, kad kaip čia yra, kad darbuotojai nekenčia savo darbo, jie nėra darbe laimingi ir tiesą sakant nenori net įeiti. Ir čia nėra jo mintis, čia daugelis tyrimų tą sako. Tai Elke Gerhardt, kuris sako, mes vadovaujamės daugeliu vadybos ir lyderystės teorijų, tačiau fundamentaliai jos yra neteisingos, žiūrint iš neuromokslo perspektyvos. Tai eilė pranešėjų. Esu tikras, turėsime 2 puikias dienas, pilnas minčių ir idėjų, o viliuosi dar daugiau klausimų, nes turėsime tikrai begalę gerų pranešėjų, kurie padės susivelti. Na, pozityviai susivelti. Bet tik tai tam, kad mes iškeltume abejonės, kurios virs atsakymais kiekvienam iš jūsų. Ačiū Jums, kad dalyvaujate vadovų konferencijoje, bet ir kasmet kūrėte ją kartu. Ir aišku, didžiulis ačiū mūsų partneriams, be kurių šis renginys taip pat negalėtų vykti. Tai pagrindiniai mūsų partneriai SEB bankas ir Lietuvos draudimas, didysis partneris TGS Baltic, informacinis partneris LRT ir begalė kitų, kurie nuolatos prisideda, kad šis renginys atneštų Jums abejonę.